Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Kas lėmė jos tokios kaip mokslininkės gimimą, tas darbštumas. Po 12 valandų, bet kokiom sąlygom, atvažiuoja amerikonai iš dangoraižių, iš individualių namų ir staiga į molių ir mėšlų drėbtas trobeles su daugybė musių, antisanitariniam sąlygom. Jaunimas, kuris atvažiuoja su Marija, yra pakraupęs, o Marijai tos sąlygos yra geros. Paprastai tai būna. Archeologas numiršta ir jo teorijos. Gimbutienės teorijos nemiršta. Užtenka nueiti į bet kokią internetinę erdvę, kad suprastumėm, kas iš Lietuvos yra skaitoma. Yra 2 mokslininkai. Sakykim 3. Yra Gimbutienė, Greimas, Baltrušaitis. Viskas. Praktiškai daugiau Lietuvoje mokslininkų žinomų visame pasaulyje. Ir tikrų autoritetų nėra. Abu tėvai gydytojai, bet ir mama, o ypač tėvas, iš tikrųjų buvo visuomenės veikėjai. Pavyzdžiui, pats faktas, kad kuriantis Lietuvai, jie dalyvavo ir prieš tai vairios spaudoj. Jeigu tėvas nuvažiuoja į Varšuvą, jis tampa staiga lietuvių studentų pirmininku. Jeigu tėvas ten mokosi Tartu universitete, tampa lietuvius organizuojanti jėga. Jeigu jis yra Liepojos gimnazijai, tai jis, aišku, per savo veiklą yra iš gimnazijos išmetamas. Nes jis niekada negalėjo būti ne politikoje, ne visuomeniai. Jisai buvo susijęs su Demokratų partija, bet paskui jisai tiesiog su visom partijom ryšius nutraukė ir dirbo Vilnijos kraštui. O Vilnijos krašte sudėtinga buvo situacija. Ir jeigu Gimbutienė su motina išvažiuoja į Kauną 31 rodos metais, tai didžiausias autoritetas Gimbutienė yra tėvas, kuris buvo visuomenininkas ir istorikas. Abu tėvai medikai. Gimbutienė irgi iš pradžių sako, aš studijuosiu mediciną. Tėvai abu daktarai, vėlgi įtakotos mokytojų, įtakotos Gimbutienė šiuo atveju tėvo, kuris sako, reikia jaunimui studijuoti humanitarinius mokslus. Lietuva turi būti šviesi, turi turėti intelektualinių pajėgų ir taip toliau. Ir abi nueina, jos suolo draugės, ir abi nueina į archeologiją. Tėvas tai buvo iš tikrųjų visą laiką visuomenės veikėjas. Pavyzdžiui, su mama tėvas sugebėjo Pirmo pasaulinio karo metų pabaigoj iš Minsko, kur vadovavo ir tvarkė ligoninį, parvežė į Lietuvą 4 vagonuose ligoninę. Ir parvežė ligoninę į Vilnių, su visa įranga, su visko. Žodžiu, turėjo kažkas unikalaus, įsivaizduokit, jie žinojo, kad Lietuvoje nėra Vilnių ligoninių, kad nėra įrangos, kad nieko nėra. Ir taip toliau. Toliau tėvas žinojo, kad mirtinai džiova, kad reikalingi rentgeno aparatai, iš Amerikos gauna rentgeno aparatą nelabai kokį ir paskui pats matyt apsišvitina ir labai jaunas miršta, 55 metų. Žodžiu, tarnavimas tas visuomeniai, vienas dalykas, tarnavimas Lietuvai. Tai yra kitas dalykas ir Gimbutienė. Jinai nebegali būti pilnavertė baltų tyrinėtoja. Literatūros buvo mažai, medžiaga čia. Tai jinai randa, kur eiti, bet kartu eidama jį kuria visą laiką vis kitur, bet jinai visą laiką kuria baltus, kuria Lietuvą. Savo knygos įžangoj, pavyzdžiui, baltų jin pristato žemėlapį pavergtos tautos ir taip toliau. Žodžiu, visada kur gali ir tas patriotizmas ir tarnavimas tėvynei, tai yra toksai labai svarbus. Buvo labai įvairių kritikų, tame tarpe, žodžiu,
apie jos šeimą visko, apie lietuvius nacionalistus, apie tai, kad Gimbutienė iš kažkokio tą senąją Europą sukūrė dėl to, kad atvažiavo iš konflikto draskomos okupuotos šalies ir taip toliau. Kiti teigia, kad ir trūko tos taikos. Kiti teigia, kad jie atvažiavo iš idealios vaikystės Lietuvos ir taip toliau. O ta ideali vaikystė nebuvo ideali dėl to, kad 21 metais gimė ir vaikystėj tėvas buvo Vilniaus krašto lietuvių valdybos pirmininkas ir visą laiką teko kovoti už tą lietuvybę Vilniaus krašte. Ir namuose lankėsi ir Basanavičius ir taip toliau. Ir Gimbutienė visą tai matė ir jautė. Ir tas pasaulis čia tikrai nebuvo idealus ir taip toliau. Ir čia idealizmų nepaaiškinsi. Kas lėmė jos tokios kaip mokslininkės gimimą? Tas darbštumas. Aš jau sakiau, po 12 valandų, bet kokiom sąlygom. Ir kasinėjimai Europoje, čia va, toj pietų Europoje, ten pas bosnius. Ir taip toliau, ar ten Makedonijai kur nors. Tai nameliai atvažiuoja amerikonai iš dangoraižių, iš individualių namų ir staiga į molių ir mėšlų drėbtas trobeles su daugybė musių, antisanitariniam sąlygom. Jaunimas, kuris atvažiuoja su Marija, yra pakraupęs. O Marijai tos sąlygos yra geros, jinai gali pristaikyti prie visų sąlygų ir iš tikrųjų dirbti. Toliau kryptingumas. Va tas kryptingumas jos, jeigu jinai jau sako, aš pasirinkau kartą archeologiją ir aš pasirinkau laidoseną ir taip toliau, ir man jau čia mano ir diplominis darbas, iš pradžių referatai, paskui reiškia diplominis darbas, paskui pirmieji straipsniai, paskui disertacija jau baigta Vilniaus universitete, tada ta pati disertacija apsiginta Tiubingene ir taip toliau ir taip toliau. Kur jinai tik gali, ten eina. Kitas dalykas, tas kalbų mokėjimas. Vėlgi, jinai gavo šitose universitetuose nepaprastai gerą išsilavinimą. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Levas Karsavinas pasaulinio lygio istorijos žvaigždė ir daugelis ir mitologai tada dirbę ten Baldžius ir kiti. Žodžiu, jį gavo visą, kas įmanoma geriausia. Toliau ta sintetinimo dovana. Ir tas ir pajutimas, nuo kur jinai gali būti naudinga ir kur gali nueiti. Tai vat, tas, kur gali nueiti, jinai iš karto pajuto, ko reikia Amerikai. Ir sugebėjo rasti žmonės. Na, dėja, dar lėmė, nors, reiškia, visada stengiasi būti nepriklausoma, bet vis dėlto lėmė moteriškumas ir jos grožis. Mes pripratę prie atvaizdų daugiausiai iš paskutinių jos gyvenimo metų esam. O jaunystėje jinai buvo šiaip jau nepaprasto grožio moteris ir daug vyrų iki universitetų rektorių, žodžiu, pretendavo ją vesti, daug milijardierių, milijonierių pretendavo tapti, kai išsiskyrė, tapti antrosiom pusėm, bet Gimbutienei buvo svarbu dukteris ir svarbu mokslas, o dar svarbiausia moksle laisvė. Gyvybingumas ir optimizmas. Pavyzdžiui, šitaip sirgdama, ji organizuoja konferenciją Dubline, Airijoje, indoeuropiečių konferencija. Tokia paskutinė didelė konferencija, kur sukviečia visus savo draugus ir tame tarpe pirmą kartą pavyksta čia 3 žmonėm nuvažiuoti iš Lietuvos su įvairiausiais nuotykiais. Jinai ateina iš ryto dar žvali, dar užtenka jėgų ir stovi tribūnoje, o mes tai geriausiai, kadangi Rimutė, jos artimiausia draugė Rimantienė, žinom, kiek jinai serga ir žinom, kaip jinai jaučiasi ir paskui matai, kaip jinai tą tribūną įsikabinusi laiko, nes jai labai tiesiog sunku išstovėti ir kaip jau per pietus jie apleidžia jėgus ir kad jinai grįžta namo ir kad ten tas dėmesys ir galbūt kažkas ten, bet iš tikrųjų kažkokios gyvybinės jėgos jai buvo suteikiamas ir po pietų jinai ateina vėl tokia žymiai gyvesnė. Vakare šitaip sirgdama ji pasipuošia su savo šilkinėm sukniom ir išeina pas tos visus milijonierius,
kurių Dubline yra nemažai ir ten jin turi įvairiausių kontaktų ir ją kviečia ir jin nori, nenori, turi praleisti su jais vakarienę. Žodžiu, tai leido jai padaryti irgi nepaprastai daug. Išpoliai, vėlgi, išpoliai, ją kaip kovotojai, žodžiu, iš vienos pusės būdavo skaudu, o iš kitos darė ją stiprią. Jinai, nepasiduosi tiem vyram. Nepasiduosi, net jie net nežino centrinės ir rytų Europos. Ir aš esu už juos pranašesnė. Ir tie visi profesoriai, jie yra vargšai. Reikėdavo pažiūrėti, kai čia atvažiuodavo į Lietuvą, kaip ten, pavyzdžiui, dabartiniai prezidentūrai, skaitydavo paskaitas su egiptietiškais ten tokiais kostiumais, skaidrės, kurios tuo metu buvo nepaprastos. Mes iš viso tokių medžiagų neturėjom. Ir aš prisimenu tas paleolito Veneras, žinai, čia tokias nepaprasto įspūdingumo iliustracijas ir taip toliau. Ir tas balsas, ir visada ta energija tokia. Turėjo vidinės jėgos labai daug tos išpolius atlaikyti. Tai visi pabrėžia tokius, sakyčiau, du dalykus. Ta šypsena, tokia patraukiančia, ir žvilgsnio gilumą. Tokį skrodžiantį žmogų. Jis labai greitai supranta, kas yra kas. Ir kam verta skirti dėmesio, ir kam ne. Jauti tą asmenybės gylį. O kartu vėlgi tas organizavimas ten, kad Lietuva matytųsi. Organizavimas parodų, jos motinos kolekcijos dievukų, gintarų, kurių ji pati pirko, kuriuos jai siuntė motina. Kad tik tai kažkur įtvirtinti tą Lietuvą, įtvirtinti jos kultūrą, jos meną. Sugebėjimas pagaliau gauti Vildžiūnų užsakymą. Vis tiek, mesgi puikiai žinom, kaip įmanoma gauti užsakymą kokiam Kalifornijos universiteto ten kiemelį pastatyti skulptūrą šalia žymiausių pasaulio skulptorių. Kartu tą meilę motinai, kaip tie susitikimai. 16 metų po karo negalėjo matytis ir paskui tik tai Maskvoj motina nuvažiavo į parodą, jai buvo leista atvažiuoti Maskvoj ir jo žiūri parodą ir verkia abi. Ir todėl toks Šarūnas Milišauskas, lietuvių kilmės archeologas iš Buffalo universiteto, bandė ją ginti ir toks yra archeologinis pasaulinis žurnalas Antiquity. Tai jis net publikacijas rašė, aiškindamas, iš kur ta Gimbutienė, kas per šeima ir taip toliau, kad čia tos teorijos negali būti niekaip susijusios. Ir čia yra pagrįsta mokslu ir tos teorijos iki šiol vėlgi yra visos pripažįstamos. Ir mums svarbiausia turbūt yra kas, kad ir baltų knyga, tais laikais, kai apie mus niekas nekalbėjo pasauly, buvo leidžiama ir verčiama į daugybę pasaulio kalbų, kad 32 jos parašytos knygos yra išverstos, turbūt į visas pasaulio kalbas. Man pačiam, pavyzdžiui, teko pristatinėti porą jos knygų išleistų Italijoje, Romoje, žodžiu, Etruskų muziejui ir taip toliau. Žodžiu, ir dėmesys tas, jinai visada išlaikė tą dėmesį, nes paprastai tai būna su archeologais. Archeologas numiršta ir jo teorijos, nes ateina nauja medžiaga. Jeigu tu esi tik centimetrinis archeologas ir tik skelbi medžiagą, tai kitas mokslininkas gal ten pacituos tave, nes pas tave ras ten kažkokios medžiagos. Bet tavo teorijos, jos miršta. Gimbutienės teorijos nemiršta. Baltai svarbus mums. Indoeuropiečių teorijos nemiršta ir ypatingai naujausi genetiniai atradimai jas visiškai patvirtina, o jau praėjo nuo 56 metų, įsivaizduokit, kad praėjo jau beveik 65 metai ir Gimbutienė vėl ant bangos kaip nepaprastos puikios teorijos kūrėja. O senoji Europa, ypatingai dabar, kai vėl karas Europoje ir taip toliau, tai man atrodo, ten daug labai gražių pavyzdžių. Galbūt kai kas iš tikrųjų visada žmonės tie, kurie sintetina, kažkokį bando sukurti bendrą vaizdą, kai kur negali įsigilinti detalės. Ta vietinė kultūra, kuri buvo, reiškia, tokia medžiotojų kultūra ir taip toliau,
paskui ateina indoeuropiečiai. Moteris ir medžiotojų kultūrai greičiausiai buvo lygios su vyru ir nebuvo tokio ryškios tos patristinės, tokios prieštaraujančios linijos, bet galbūt atėjus indoeuropiečiam tie santykiai nebuvo lengvi. Vėlgi, nebuvo tik tai, kad staiga ten viską perima kalbą, perima kultūrą, vis dėlto antropologinė medžiaga, kas yra labai svarbu, rodo tam tikrus susidūrimus, rodo kaulų lūžius rankose nuo ginklo, sakykime, ir taip to. Tai tie idealios ir taikios visuomenės nebuvo. Tai galbūt jeigu galvoti apie tą seniausią sluoksnį, apie tą indoeuropiečių susidūrimą su vis dėlto senosios Europos kultūros palikuonimis čia, nes mes senosios Europos kultūros palikimo mes turime 5-7% mūsų genetikoje. Turim. Jeigu mes žiūrėsim Laplandijai, jo yra 50%. Bet pas mus yra 5, 7, gal iki 10%. Reiškia, mes užgožiam, bet vis tiek visiškai nebuvo tie senieji išnaikinti, bet be jokios abejonės tų santykių būtų visokių. Ir galbūt, tam tikrą prasme tas toks patriarchatinis, sakykime, vyro vaidmens šeimoje toksai buvimas ir kartu ta Eglė Žalčių karalienė galbūt susijusi šiek tiek su moterišku panteonu galėtų būti. Vėlgi tie santykiai su vandeniu, vėlgi jie galėtų galbūt atsispindėti tuos laikus, jeigu mes žiūrėtumėm į archeologiją, kaip keičiasi kranto linijos Baltijos jūros, kaip poledininis ežeras, kaip Litorinos transgresija neolite, kaip vėl ir taip toliau, žodžiu, tas vėlgi, kaip atsiranda gintaras, vėl čia manau, kad ir su gintaro atsiradimu galėtų būti, nes Baltijos jūra gintarą pradeda išmesti tik prieš 6000 metų. Žodžiu, tie senieji sluoksniai galbūt ir atsispindi. Na, nebuvo tos visuomenės tas toks marksistinis požiūris, kad buvo patriarchatas, sakyčiau, ir kad buvo paskui matriarchatas, kaip teikia Gimbutienė. Patriarchatas gal ir buvo, bet Gimbutienė vengia vartoti net tą terminą, vartoja patristinė kultūra, kur vyro vaidmuo buvo galbūt svarbesnis. Bet jinai niekada nevartoja termino matriarchatas, kur būtų vyravusi. Jinai kaip tik tai, kad matristinė linija greičiausiai eina giminė, kad moteris yra svarbios, kad toje kultūroje matristinėje nėra tokio vyravimo, nėra to ryškaus dualizmo, kad jos nekariauja su tais vyrais, kad tie vyrai taip pat yra svarbus ten ir prekyboje, ir kitur, kad jie turi savo vietą ir statyboje, kad jie turi savo vietą, bet tai nėra tokia dualistinė visuomenė, kur būtų moteris buvusios pavergusios vyrus. Lygiai taip pat čia vis tiek moteris tai yra namų židinys, tai yra vaikai, tai yra augalai. Jeigu mes jau žiūrim į tą pradžią, pagaliau yra gyvulėliai, kurie yra prie namų, nes ateina su indoeuropiečių gentim ir pas mus pasilieka, nes niekaip neišves iš vietinių. Ir avis, ir ožkos. Žiūrėkim, yra mūsų mitologijoje žinomos žvėrūna ir medeinė. Tai tas yra iš senovės, bet jos nėra grinai moteriškos turbūt dievybės. Tai tada, kada dar buvo svarbi medžioklė ir miškas. Tai žvėrūna ir medeinė, bet paskui yra Laima, kuri buvo mėgstamiausia deivė Gimbutienės, ir yra ragana, ir yra tos dievybės, kurios neturi kažkokios negatyvios reikšmės mūsų panteone. Bet yra, aišku, ir tos vyriškos dievybės, ir Perkūnas, ir visa kita, todėl tas mūsų baltiškas panteonas, jis yra turbūt vienas su kitu surakintas. Labai galima gerbti Vėlių ir tai, ką jis yra surinkęs, bet jis dėja irgi apie tą mūsų panteoną, dar aš manau, kaip archeologas, galbūt negražiai manau, bet kad dar nėra pakankamai ištyrinėtas.
ir Gimbutienė visą laiką ragino tą patį Norbertą Vėlių, kad tu bandyk apibendrinti, tu bandyk ne tik aprašyti, bet tu bandyk apibendrinti. Deja, pas mus tokios apibendrinimo dovanos mūsų mitologijos, na gal šiek tiek Greimas. Julius Greimas turėjo, bet ir Beresnevičius kažkiek pradėjo, bet to tokio panteono atkūrimo mums trūksta Gimbutienės žvilgsnio. O Gimbutienė deja, jinai domėjosi plačiuoju pasauliu, plačiaja chronologija ir baltam jos tyrimuose liko vis mažiau ir mažiau vietos, nors ir paskutiniai savo knygoje jinai bandė grįžti prie to, prie baltų ir baltų religijos ir mitologijos. Gimbutienės iš tikrųjų yra senojoje Europa suschematinta. Taip, kad nebūtų, sakykime, visai ginklų, kad ta visuomenė būtų taiki, kad nebūtų jokių visai gynybinių įtvirtinimų. Na, nėra tiek, kiek tai yra vėliau, bet tai yra iš tikrųjų tas ankstyvasis žemdirbietiškas neolitas Europoje nuo 7000 metų prieš Kristų, prieš 9000 metų. Tai, bet kartu iš tikrųjų yra šventyklos, šventyklų modeliai, pastatai, tada menas. O mene ką mes matom? Mene mes iš tikrųjų matom tūkstančius figūrėlių. Jeigu vienose kasinėjimuose su fragmentais būna 200, 500 Gimbutienės kasinėjimuose, tuose senosios Europos laikotarpio, kurio apibrėžia Gimbutienės sluoksniuose, yra šitiek to meno ir šitiek figūrėlių. O paskui, sakykime, Kretos kultūroje, ten Santorinė ir taip toliau, mes vėl turim meną, turim keramiką, turim figūrėlės ir taip toliau. Plus, šalia šito viso iš pietinės Europos muziejuose, ne jos surastose objektuose, bet muziejuose, tų figūrėlių yra 10 000. Ir nematyti visos tos medžiagos, ir kad moteris iš tikrųjų buvo svarbi, ir kad interpretuoti gali visaip, gali būti čia deivės paukštės religija, tu gali ją įvardinti, gali senosios Europos deivės, gali panteoną. Jeigu kartais Gimbutienė bandydavo įžvelgti ir mūsų teritorijose, tai mūsų teritorijos tais laikais, kaip gyvavo senoji Europa, senosios Europos kultūros, pas mus tos kultūros buvo medžiotojų ir žvejų kultūros. Ne žemdirbių, o medžiotojų ir žvejų. Ir todėl ir tie kapai, kurie yra pas mus, jie rodo truputėlį tą daugiau medžiotojų, rankiotojų kultūrą, kur moteris taip pat buvo labai svarbios. O tas dievų panteonas, na, aišku, kad formuojantis indoeuropiečiams mūsų teritorijoje, iš senųjų genčių medžiotojų ir žvejų, sakykime, ten Narvos kultūros ir taip toliau, ir ateivių indoeuropiečių formuojasi baltai. Tai lygiai taip pat mes galime vėlgi žvelgti, kaip ten formavosi kultūros, kurios atėjus indoeuropiečiams buvo paveiktos. Bet tos kultūros visos, jos yra apjungtos. Ten kiekviena šalis ir kiekvieno archeologo svajonė yra atkasti kultūrą, kurią jas galėtų pavadinti vos ne savo vardu, duoti vardą. Tai va, tos kultūros, kurios buvo nuo seno žinomos, ir ten Tripolės, Tarčevo ir Vinča ir taip toliau pietų Europai, Gimbutienė įžvelgdama, pirmiausia, chronologiją jų nustatydama, ji pirmoji nustatė chronologiją. Ir čia ne interpretacijas. Yra lapai radiokarboninių datų. Jinai labai gerai datuoja, pirmoji labai gerai datuoja žemdirbystės pradžią Europai. Ir kuo ta žemdirbystės pradžia, su kokia medžiaga eina. Ir puikiai tai duoda tikrai pagrindą atkreipti dėmesį į tas deives ir tą turbūt matristinę kultūrą. Kadangi žemdirbiam, jeigu medžiotojas daugiausiai įsivaizduojama kaip vyras,
dažniausiai vis tiek ir antropologinė medžiaga rodo, kad tipiškos tokios kaulų lygos susijusios su ieties svaidymu ar dar kažkas. Tai moteris, aišku, žemdirbių kultūrose buvo, na tikrai, jeigu sėja neužsėmė, sakykime, ar mažiau, kadangi taip pagal įvairiausius tyrimus, žodžiu, folklorinių etnosų, folkloristika, mitologija, galbūt vyras ten susėję, daugiau buvo susijęs, bet visa kita, tai be jokios abejonės, kad moteris buvo labai svarbi. Kitas dalykas, figūrėlės moteris sėdinti soste. Vat jeigu mes žiūrėsime, tos figūrėlės moterų sėdinčios sostuose, nėra vyrų, beveik nėra vyrų sėdinčių sostuose, tuo tarpu figūrėlių moterų, karalienių su karūnom sėdinčių sostuose yra gana daug. Žodžiu, daugelis, kadangi aš turbūt šiek tiek atstovauju meną, kadangi susijęs su Dailės akademija, bet aš galvoju, kad pažinti visuomenės, pažinti jų ideologiją yra svarbu ne tik mitologija, bet ir svarbu ta archeologinė medžiaga ir menas, konkrečiai menas. Tai vat, jeigu mes pažiūrėsime tą skaičių meno, sakykime, suskaičiuosime, nedarydami apibendrinimų kaip Gimbutienė, nes mums toli iki jos, bet suskaičiuosime realiai tą pačią medžiagą, mes pamatysim, kad argumentų, kad čia tik tais interpretacijos ir taip toliau. Aš manau, kad sugebėjimas apjungti tas daugybę kultūrinių pavadinimų, bet savo esme labai panašių kultūrų, su labai panašiais radiniais pietų Europoje ir įvardinti ją kaip senosios Europos kultūra, tai čia buvo Gimbutienės sugalvotas ir svarbiausias pavadinimas. Bet to vėlgi, žiūrėkime, kaip vertina žymiausi pasaulio protai. Pavyzdžiui, mitologijos tyrinėtojas Kembelas. Visuotinai pripažįstama asmenybė, kurios niekas neginčys, sakykime, įvardinti kaip milžiniškų autoritetų. Jo įvadai į Gimbutienės knygas ir jisai pripažino, kad tas sukūrimas, tos teorijos yra vienas iš didžiausių atradimų. Žodžiu, įvardina tą ir jisai kaip vertina tą indoeuropiečių teorijas ir kaip vertina senosios Europos teorijas ir nustatymą jų tos chronologijos ir nustatymą to viso pasaulio, kas jam būdinga, jam būdingiausių bruožų, jam būdingiausių socialinės struktūros ir taip toliau bandymai dešifruoti raštą, kalbą. Be abejo, tokio linijinio rašto dar nebuvo. Čia yra Gimbutienės bandymai, bet tas archeomitologinis sukurtasis metodas, jis yra labai svarbus ir tikrai jis buvo labai progresyvus, paaiškinantis daug dalykų. Ir pirmosios katedros, kurios atsirado Kalifornijos universitete, kur jinai ten skaitė ir pagaliau mokinių tą plejadą. Tiesa, dar nepasakiau, kad ir, užsiminiau, kad ir po mirties yra išėjusi dar viena 99 metais jos knyga. Gimbutienė paskutiniais metais bandė liktai nuo archeologijos vėl grįžti į folkloro mitologiją ir taip toliau. Ir parašė tokią knygą Gyvosios deivės, Living Goddesses. Ir Miriam Dexter išleido jos tokią mylimą mokinė, tą knygą paruošė spaudai. Žodžiu, knyga yra iš 2 dalių. Pirma dalis beveik visai sutvarkyta buvo Gimbutienės ir tik papildyta yra, ir su iliustracijom jau Gimbutienės surinktom. O antroji dalis, žodžiu, yra labai Dexter subtiliai, niekur nepridedant kažkokių naujų interpretacijų, bet paskelbiant tiek, kiek Gimbutienės buvo parašyta, kartu šiek tiek papildant naujausią literatūrą. Ir 99 metais išėjusi ta knyga, jinai aptaria visas senasias ir gyvasias Europos kultūras. Ir jinai praeina nuo senosios Europos, nuo indoeuropiečių Europos, nuo etruskų, nuo keltų, eina į tas senasias dar
kultūras kaip turbūt ikindoeuropietiškas, kaip baskai, ten kažkur ten tarp tarp Ispanijos ir ten Prancūzijos gyvenantis. Toliau jie aptaria graikų kultūrą, jie aptaria germanus ir jie aptaria baltus. Ir aptaria pagrindinius mitologijos skirtumus germanų ir baltų ir taip toliau. Žodžiu, ir savo tą paskutiniąją knygą, kurios jį nebaigė rašyti ir kuri yra dar prieinama, aš žiūrėjau pasaulio knygynuose nusipirkti, tai vat vėlgi rodo, ir tai, kad vėlgi tos knygos tebeleidžiamos visom pasaulio kalbom. Užtenka nueiti į bet kokį internetinę erdvę, kad suprastumėm, kas iš Lietuvos yra skaitomi. Yra 2 mokslininkai. Sakykim 3. Tai yra Gimbutienė, Greimas, Baltrušaitis. Viskas. Praktiškai daugiau Lietuvoje mokslininkų žinomų visame pasaulyje. Ir tikrų autoritetų nėra. Bet jie iš tikrųjų regi, jie turi tą regėjimo dovaną, sintetinimo dovaną ir jie yra mums svarbus ir svarbus ne tik turbūt archeologijos moksle, bet bendrai ir mūsų pasaulėžiūrai, mūsų mitologijai ir taip toliau.